Sveiki visiems, esu gydytoja akušerė ginekologė Rasa Kučinskaitė, dirbu BioFirst klinikoje ir šiandieną norėčiau aptarti aktualią problemą, tai gimdos kaklelio vėžį ir kas jį galėtų sukelti. Gimdos kaklelio pagrindinis rizikos faktorius yra žmogaus papilomos virusinė infekcija. Ši infekcija yra plintanti lytiniu keliu, tai yra dažniausiai lytiškai plintanti infekcija. Ir žmogaus papilomos virusinė infekcija bent kartą gyvenime užsikrečia apie 75% lytiškai aktyvių moterų. Ši infekcija gali išnykti ir savaime. Per 1 metus jinai gali išnykti apie 70% moterų, per 2 metus apie 91% moterų. Tačiau jeigu jau ši infekcija neišnyko, tada yra labai didelė rizika, jog laikui bėgant jinai sukels tiek gimdos kaklelio ikivėžinius, tiek ir vėžinius pakitimus. Žmogaus papilomos virusinė infekcija, jinai dažniausiai nesukelia moterim jokių nusiskundimų. Ši infekcija, ką gali sukelti, tai gimdos kaklelio ikivėžinius ir vėžinius pakitimus. Todėl moterim yra labai svarbu profilaktiškai atlikinėti tyrimus dėl šios infekcijos, bei jeigu atsiranda kontaktiniai kraujavimai po lytinių santykių, iš karto pasirodyti pas gydytoją akušerį ginekologą, ar yra mėnesinių ciklo sutrikimai ar acikliniai kraujavimai tarp mėnesinių. Reikėtų į tą labai atkreipti dėmesį. Žmogaus papilomos viruso infekcijai atliekamas tyrimas, jisai yra neskausmingas, jisai yra neinvazinis, atliekamas greitai, tos pačios ginekologinės apžiūros metu, yra specialiu šepetėliu paimamos nuogramdos nuo gimdos kaklelio ir jos patalpinamos į specialią skystą terpę ir taip išsiunčiama mikroskopuotojui į laboratoriją, kad galėtų matyti, ar tenai yra žmogaus papilomos virusinės infekcijos tipų ar ne. Iš tos pačios terpės galima vėliau nustačiusi žmogaus papilomos virusą ištirti, ar yra kažkokių ikivėžinių pakitimų jūsų gimdos kaklelėje. Gimdos kaklelio vėžiui yra svarbus paveldimumas. Jeigu jūsų mama, močiutė sirgo gimdos kaklelio vėžiu, tai jūs drąsiai ateikite ginekologiniai patikrai ir reikėtų netgi anksčiau atlikti gimdos kaklelio tyrimus. Gydytoja akušerė ginekologė Rasa Kučinskaitė ir palinkėčiau jums labai stebėti organizmo siunčiamus simptomus ir išlikti sveikoms ir nepamiršti apsilankyti pas gydytoją akušerį ginekologą.